Sveiki bičiuliai, šiandien randuosi Panevėžyje, atvykau pas audio aparatūros partnerius į Auto Androido parduotuvę ir šiandien pakalbėsime apie automobilinę ir kambarinę audio aparatūrą. Tai toks laukia video, kam patinka mano kūrimas turinys, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam. Siūlome klientams patogų pirkimą dalimis ir saugų apmokėjimą atsiemant prekes. Be to, prekiausime ir buitinį audio aparatūrą, apie kurią daugiau papasakos kolega. Na tai pakalbėsim apie Auto Androido buitinės aparatūros asortimentą, ką ketina jie pardavinėti. Kaip matote, žinomas, matytas veidas, esate matę ne kartą Audrių mano video, esam aptarę, palietę ne vieną temą, tai prašom prisistatyti ir papasakoti. Sveiki, aš Audrius. Prekiausime stereo ir daugiakanalėmis sistemomis. Iš skirtingų gamintojų kolonėlėmis turime išbandyti keletą CD grotuvų, Blu-ray grotuvų. Bus galimybė perklausyti, pasilyginti audio sistemą su žema dažniu arba be jo. Taip ateityje ketiname plėsti asortimentą ir pasiūlyti didžiausią audio aparatūros įvairovę Panevėžyje. 8 GB darbinė atmintimi, kurios veiks ne tik 2 metus, kol galios garantinis, bet gal net ir pergyvens patį automobilį. Dėl saugumo geriausias privalumas yra kamerose. Taip pat naudingos navigacijos programos, tokios kaip Waze, Google, Maps.me ar video peržiūroms ir muzikos klausimui populiariausios YouTube ir Spotify programos. O Apple fanams ir yra mėgstamas CarPlay. Na, ačiū, labai įdomu buvo išgirsti apie galimybes šių multimedijų.